Va, kad tau tetukas atnešė, žiūrėk. Nedrasus kažkoks. Gal mažai matęs tave dėl to? Nu, tai aišku, nereikia norėti, kad iškart į glėbį pultų, ne? Viskas susitvarkys, tikrai pamatysi. Bet Genadijau, Na. viena mintis man vis tiek neduoda ramybės. Kokia skola? Taigi sakiau, gražinsiu, viskas bus gerai. Ne skola. O kas? Kaip mes toliau gyvensim? Kaip, normaliai? Man va darbą Londone dabar siūlo sandėlys su autokaru. Tai ir mus pasimsi? Baigtų taip iš karto, taigi negaliu. Ašgi pas draugą gyvensiu ten. 5 kvadratiniai metrai. Butas pas jį. Reikia darbą susirast, tau darbą surast. O paskui žiūrėsim, taigi Andriukui reikia ar į darželį. Ne? Ar į darželį, ar kokią auklę. O tai Londone susituoksim? Nu, kam tos vestuvės išlaidos vienos? Jo. Nemyli manęs taip, kad tapčiau tavo žmona. Oi, nereikia čia šitų suktų klausimų. Tiek reikia iš pradžių gyvenimą susitvarkyti. Ant kojų atsistoti, taip? O paskui ir žiūrėsim. Atneš kalučio man, Jau bus šaltas. Čia mes vyrai liekam. Taip? Ta pati. Kur Ligita? Sėdi, laukia. Tai klausyk, gal tu nori? Ne. Geriau tu. Tik švelniai. Taip. Ne per čia, o per čia. Kaip sakoma, aš Dievo rankose. Negaliu patikėti, kad tokią nesąmonę darom. O tu geriau ją vežk į beprotnamį ir padaryk iš jos daržovę. Nu, kodėl tu išsigandai? Sukrutėjo! O dabar susikaupk, grįžk, triuk. Čiagi taip paprasta. Būk vyras. Arnai, tai kur mano vaikelis? Tuoj! Gatava. Tuo prasme, negyva? Gal? Tu negraibyk jo! Alsuoja. Vandens reikia, greit vandens. To atnešiu vandens. Tokia gyvatė, tai sunkiau žinau. Šalto. Karšto. Ant sąskaitų faktūrė. Ką jis čia pasakė? Neginai vėl kliedė apie savo vaiką. Va, pažaisk. Klausau? Jo, viskas gerai. Daiktus va išsikraunu, paskui per Skype'ą susisieksim, gerai? Jo, bėgu dabar. Su kuo kalbėjai? Pusseserė iš Londono skambino. Tavo bus? Ačiū. Kaip gražiai tam žaidžia. Fainas vyras užaugs. Jis toks kaip ir tu. You look so nice.
Tokį velnio mergą išvesto vandens būtų buvę gerai, vat nepagalvojom. Lyg atsigauna. O Jėzu. Kas šitoj mano galvai? Skauda. Skauda. Tai kur mes čia esam? Laukim Jokūbėlio, Ko? tavo sūnaus. Kokia dar mano sūnaus? Kad tu čia garuoji? Jėzu. Apie ką tu čia dabar? Mes čia pas Robertą. Sveika atvykusi protą, moterį! Tai kokio vaiko ten laukėsi, ką? Tai gal tau pusę namą užrašyta? Miško kokie 50 hektarų. Proga mumis kai išsiaiškinti, Jokūbėlio, laukiam. suvalgėm, mes tą tavo Jokūbėlį, Taip, suvalgėm. Čia vyksta, vestų mane iš čia, kas čia per beprotnamis. Beprotnamis, mes suvalgysim. Suvalgėm, Čia cirkus iš manęs, juokas darai. Viso gero Namo laimingai. aš mane greičiau, kur čia mane laimingai. Aš čia tariausi su jais. Ko čia vaikpaisi, ką? Suvalgėm Jokūbėlį. Va. Naisi tu man dar kartą į kairę. Tai aš tave suvalgysiu. Eina mane skauda kalną. You called me open and I keep bleeding, keep bleeding, love. I keep bleeding, keep bleeding, love. I keep bleeding, keep bleeding, love. You called me open, yeah. Klausyk, tokia Vilma jau darbė. Kas tai? Ja, kiek aš įsikrito, ne? Nu, Sizai parašė raštelį, kad aš darbė esu. Pasmirksėk. Tai knygą rašo, matyti. O, viskas gerai. Gerai? Kokią knygą? Žinai, gerai. Kokią knygą? Šitą žvairę, nesąmonė. Kokią knygą jį gali rašyti? Aš jai pavydžiu, ko jai pavydėjau? Lemba, aš taip priejau, klausyk. Tu man nieko nesakyk, tu pažiūrėk. Mėla Vilma, moteris paprastai turi labai daug kompleksų. O kaip jums pavyko išsivaduoti iš tokio nepilnavertiškumo jausmo? Kaip jo atsisakėte? Na, aš siūlyčiau tiesiog paimti save ir pamilti save. Už tai, kokia tu esi. Už tai, ką esi padariusi. Gero ar blogo, protingo ar kvailo. Paimti save tokią, kokia esi ir pamilti save tokią, kokia esi. Išmokti savo atleisti, kartoti savo kasdien, kad esi graži. Tapti savo geriausią draugę. O sakykit, Vilma, kaip jūs ryžotės įkelti į knygos viršelį tokią, na, nestandartinę, net, dovanokit, pasakyčiau, neįtin gražią savo nuotrauką? Tai aš ėmiau ryžtis ir pasiryžau. O jūs tikriausiai turite omeny, kad aš čia žvaira. Taip. Dieve, supraskite, aš esu paprasta mergina, kaip ir mano babos receptai paprasti. Ne kokia tuštutė, ne glamūrinė panelė, paprasta. Tuo aš norėjau pasakyti, kad visi būkime paprastesni ir nustokime išsidirbinėti. Išsidirbinėti. Ne, išsidirbinėti. Tyčia iš čia taip, ar ne? Taip, nes mano pavardė Birbilaitė. Ai, čia kaip ir vilaitė išsidirbinėti. Aš šitaip. Na ką, tai Vilma, aš jums labai dėkoju už jūsų mintis ir tiesiog noriu kuo nuoširdžiausiai palinkėti jums pačios geriausios kloties. Ačiū Jums. Tai viskas? Turim. Esu kaip jaudinos. Daugiaugi čia jaudintis. Oi, susipažinkit, čiagi mano pusseserė Meda ir mano puikia kolegė Kristina. Labą dieną. Labai malonu. Aha, kokia čia televizija? TV3. Tai savo čia proga dabar. Taigi, knygos pasirodymo proga. Taip, mano knygos. Vilma, man gal brūkštelėtume dar kokį palinkėjimą trumpą. Oi, mielai. Koks jūsų vardas? Raminta. Skanaus. Ačiū jums labai. Jau dabar gaminsiu. Nu,
Kaip jautiesi? Nu, normaliai, ko čia karksi nuo ryto pristoji, nežinau. 50 000 arba pasakau tavo žmonai, tu iš vis iki ko nusigyvenai. Čia bairis, nesupranti bairių to, ar kas? Ai, bairis, Jokubėlis irgi bairis. Iš kur tu iš viso Jokubėlį ištraukė, aš nesuprantu. Tai tu iš kur jį ištraukai? Nu, aš nepažįstu jokio Jokubėlio, aš prisigalvoju visokių nesąmonių. Nepažįsti, Iš kur ne? tas Jokubėlis, nu nepažįstu. O čia kas? Mano maudimukas, ane? Ką žinau, gal koinės tavo Kokios neudimukas? koinės šliauštinukas, pati pirkai savo Jokubėlį. Tu ką nesupranti, kad tau stogas pavažiavo nuo tų aferų. Darbą geriau susiras. Atsiknistų vieną dieną nuo manęs. Vis jeigu ne Aistė, aš tave būčiau patupdęs į psichiatrinę. Aha, ko dar jinai gero apie mane prišnekėjo? Bet viską pasakė, visą tiesą apie tave ir tas tavo aferas. Tu ką nesupranti, kad tu savo gyvenimą baigsi arba kalėjime, arba psichiatriniai. O tu nebesikiški mano gyvenimą, moralizuoja jis. Jeigu ir sėsi, tu ir sėsi, o ne tu. Žinai, kad tau pačiam laikas pas gydytojus vieną Iš vis dieną. kur eini? Iš proto einu, gerai? Ne? Tai telefoną pasink, žinosiu, kokioj palatoj tave rast. Eik šiktų. Geras, bet čia tikra knyga, nu, fantastika. Tai kokia čia knyga, jis brošiūra kažkokia tai. Brošiūros taigi minkštais viršelis, o čia kietas normalus. Vilma, nu kam ta šunį dabar ant viršelio, aš nesuprantu. Taigi čia yra knyga apie kulinariją, ne apie gyvūninius pasaulį. Nu, čia kam tas šuo dabar? Čia visai tema, čia yra mūsų margis, babos margis. Kas? Taip, o šitą nuotrauką dar pati 12 metų fotografavau. Pameni, jisai dar po namo pamatais kaulus užkasinėjo, o baba jam sugalvojo receptą - margio blineliai. O aš tą receptą patį pirmąjį knygą įdėjau. Blinelį iš margio. Niekas nepirks. Eik. Pirks. Leidyklai sakė, kad pirks. Užrašyk man ką? Tai kad aš jau užrašiau, tik praplėšiau pakį, iš karto užrašiau. Taip. Kristina, čia tau. Čia tau labai. Nu, medutė čia tau. Dėkui. Nėra už ką. Žinot, panas, man šita knyga labai brangi. Ir noriu jums padėkoti, kad jūs mane palaikėt, kol aš ją rašiau. Nes aš buvau tikrai, net nekostas dėl visko, gilioj depresijoje. O va dabar aš vėl reikalinga. Nu, viskas turi bėgti. Mes man... Ką? Taigi tu darbė. Nu, Dute, man interviu reikia. Pamatysi, aš 3-4, maksimum 5 valandas ir aš vėl čia kaip čia, pamatysi. Kristina, įsivaizduok, įsileidai va kiaulę į bažnyčią. Ir ant altoriaus iš karto. Nebūtų pusės kaip mešio šią velniop. Laksto. Ateina kada nori, išeina kada nori. Bardakas kažkoks, aš nesuprantu. Išleidau kažkokią knygą. Nu, kas čia per knygą? Babos receptai. Kulinarius. Va, apie seksą išleistų knygą. Patirties tą durą neturi. Kur tas parduotuvių sąrašas? Normalus parduotuvių sąrašas. Nu, kam tau reikia, taigi aš atsakinga, aš tvarkau. Man dabar reikia. Vada, aš noriu pamatyti tą parduotuvių sąrašą. Tu nori dabar pamatyti, tai turėt. Labai juokinga. Spartakas, niekas nedirba. Oi, kaip gražu. O senovinė kalba, paklausyk. Estragonas su šalfėjus ir mairūnų padažu. Estragonas tai yra palauk. Kristina, mes dabar dirbam ar kaip? Ar mes skaitom dabar knygas kulinarinės? Apie šalfėjus, apie mairūnus. Apie batus reikia galvoti. 1000 išleidau dėl tų batų. Kur tie batai dabar yra? Kas jais rūpinasi tais batais? Šalfėjai. Duok darbo, aš jį ir dirbsiu. Gerai? Taip, duosiu. Gal man dar interviu duoti, kad bankrutavo mūsų firma? Klausyk, nu ko tu čia draskaisi dėl tos Vilmos? Nu pabūk žvaigždė ir grįž. Kokia žvaigždė? Ne Vilma rūpė, supranti. Man biznis rūpė. Noriu būti milionierė. Gerai, aš noriu. Taip, tu nori. Arnas irgi blemba neskambina. Na, jam gerai būtų, kad aš būčiau milionierė. Tai vakas iš tikrųjų, ne? Įsimylėjai? Batai man rūpi. Aha. Įsimylėjau. Ką tu čia prirašei dabar? O kas yra? Viskas tvarkoja. Nu, perrašysi. Labas, Jurga. Labas. Kaip sekasi? Gerai, ačiū. Važiavau pro šalį, galvoju, užėsiu į tave pažiūrėti. Gal kavos padarysi? Juodos? Ligita?
Labas, Aistė. Labas. Žinai, nusprendžiau pabūsiu pas tave. Negyvai iškniso tas Antonis. Iš vis, ko tu jam priešnekėjai, ką? Nieko aš neprišnekėjau. Nu, jo, sakė, jeigu ne tu, tai mane į durnyną būtų uždarę. Ligita, aš pati nesusigaudžiau, Robertas buvo atėjęs su žmona, tavo brolis. Bet žinai ką, galėjai ir nesikišti šitą reikalą. Bet tiek to nesivyksta. Jau taip atsibodo šitie aiškinimai, tai Arnas, tai... O Ligita, tau viskas gerai? Ta prasme. Nu, ta prasme, dėl vaiko, tu supratai, kad tu neturi jokio vaiko. Dieve, tu mano, kas jums visiems su tuo vaiku pasidarė? Arnas Tarkavo, dabar tu koks dar vaikas? Labas. Sveika. Užeinu į parduotuvę. Alų pabaigiau. Atnešt ko nors? Nieko nereikia. Jeigu sugalvosi, paskambink. Gerai. Ką iš čia veikia? Gyvena. Tai skuterį sumetė, taip? Ligita, jis mano vaiko tėvas. Tik to žodžio nereikia, vaiko negaliu girdėti. Skolą atidavė? Ne. Dieve, tu mano. Nu, Aistė, kodėl tu tokia negudri, tiki visokiais idiotais? Nu, va, palik tave vieną, iškart kažkokį lodorį savo galvos užsileidė. Aš tau dar kartą sakau, jis tėvas. Skolą laik grąžina, tada tegu tėvų save vadina. Žinai, gaila, kad tu su Arnu susipykai. Kodėl? Supranti, mes šeima ir mes norim ramybės ir aš manau, kad, būtų geriau, jei tu čia negyventum. O tai aš triukšmauju geriau ir dar bernus vedžiuos, taip? Ne dėl to, Ligita, ne dėl to. Tai tu varai mane lauk. Aš nevarau. Aš tiesiog manau, kad tai būtų geriau ir tau, ir mums. Siaubas, Aistė. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Žiauriai gerą kavą darai. Toks mano darbas. O ką, be darbo dar veiki laisvalaikiu, pavyzdžiui? Klausyk, ašgi tau sakiau, aš ištekėjus. Nu, gerai, aš įkirtau, Jurga. Pasakei vieną kartą ir aišku. Ašgi tavęs nekviečiau kažkur. Nors gal ir norėčiau, nesakau, kad nenorėčiau. Bet aš tave gerbiu. Nu, va čia turiu tau šitą. Man tikrai nieko nereikia. Baigt. Taigi čia dovanų, čia šiaip savo. Kas čia? Abonimentas į sporto klubą. Jurga, ašgi pasigilinau truputėlį, pasiskaičiau apie tavo lygą. Nu, žinau, kad reikia tau ir kvėpavimų pratimų specialių, tai va ten parodys. Yra specialistai, baseinas, pirtis, treniruokliai, nu žodžiu, pamatysi, bus daug geriau. Aš negaliu jo priimti. Jurga, paimk, ašgi draugiškai. Ir va šitą nusipirkau. Žiauriai tada įsigandau, kai tavo tas priepuolis buvo. Nežinojau, ką daryti. O va, pasikalbėjau su daktarais, sakė, va šitą reikia prie savęs turėti, tai dabar turėsiu visą laiką ir jau tikrai būsiu tikras, kaip tau padėti. Tu čia rimtai dėl manęs jį nusipirkai? Paliubom, mažulė. Ašgi tau sakau, aš žiauriai pasimečiau tada kaip pacanas. O dabar jau žinosiu, ką reikia daryti. Kas dabar negerai? Ai, žinai, papasakojau savo vyro apie tą užpuolimą. Tai jam viena ausėjo, pro kitą išėjo. Tu, Jurga, geriau man pažadėk, kad savim pasirūpinsi. Aš pažadu. O vyras tavo lochas. Ačiū už kavą. Tavo mobilus? Ne, čia Genadijaus. Neimk, Ligita. Kažkai Jurga skambina. Tai čia jo pusseserė iš Londono. Ką darai? Alio? Genadijau? Kokio Genadijaus jūs ieškote? Kaip tai kokio? Savo vyro. Kokio dar vyro? Savo vyro Genadijaus. O jūs kas tokia? Aš draugė. O galit pakviesti Genadijų? Jūs pirmą prisistatykit, tada pakviesiu. Tai aš esu jo žmona Jurga. Ir prašau, pakvieskit mano vyrą Genadijų. Jūs baikit išsidirbinėti, jisgi neturi jokios žmonos, taip? Palaukit,
Norėjau paklausti, ar jis sėkmingai nusileido į Londoną ir ar galite jį pakviesti? Kokiam Londone? Jis Vilniuje, o tai jūs kur? Aš kur? Aš irgi Vilniui. Palaukit, jūs pakvieskit mano vyrą, gerai? Jo nėra dabar, bet... Mums reiktų susitikti, čia viskas labai įdomiai gaunasi. Kur jūs esat?